Tai šiandien mano tema yra rankinio bendra charakteristika, žaidimo charakteristika, įranga ir inventorius. Paruošė Mantas Urgis, 4 B klasės mokinys. Pasirinkau šią temą dėl to, kad sportuoju šią sporto šaką jau daug metų ir norėjau apie ją daugiau papasakot, kaip kas vyksta pas mus, kaip mes žaidžiame ir sportuojame. Tai rankinis yra komandinė sporto šaka, kurie rungtyniauja 2 komandos ir siekia pelnyti kuo daugiau įvarčių ir ta komanda laimi. Aikštėje vienu metu žaidžia 7 žaidėjai, tai yra 6 žaidėjai ir 7 yra vartininkas. Rankinėje komandoje iš viso būna 14-16 žaidėjų. Žaidžiame mes salėje, aikštelės ilgis 40 metrų, plotis 20 metrų, čia kaip matote pavaizduota yra. Svarbiausias žaidimo tikslas tai rankomis varant kamuolį duoti perdavimą savo komandos žaidėjam ir įmesti į priešininkų komandos vartus. Vienas žaidėjas gali laikyti kamuolį neilgiau nei 3 sekundės ir padaryti nedaugiau kaip 3 žingsnius. Nebent dar gali atmušti kamuolį vieną kartą ir dar padaryti 3 žingsnius. Arba gali varytis kamuolį, bet varytis kamuolį čia yra ne pati geriausia išeitis, geriau žaisti perdavimais. Pas mus rankinė keitimų skaičius nėra ribojamas, tačiau pasikeisti gali tik po to, kai jau palieka kitas žaidėjas. Besikeičiantis turi įeiti į specialią keitimo liniją ir tada gali išbėgti žaisti. Žaidimo charakteristika pas mus tai, kad rankinis yra dinamiškas žaidimas, žaidžiant keičiasi ir puolėjo, ir gynėjo veiksmai. Yra įvairių žaidimo situacijų. Žaidžiama visada susiduriant tai su gynėju, tai su puolėjo priešpriešą. Tenka atlikti įvairius veiksmus, tiek fizinius, tiek judrumo, reikia daug bėgti, šokti, įvairius technikos bei taktikos veiksmus. O rankinio žaidimo esmė tai susidaro štai, jog tavo komanda laimi komanda tą, kurį pelnė daugiau įvarčių. Žaidimas yra visapusiškai ugdo fizinės ypatybės. Tai žaidimas jungia bei taktinių, techninių veiksmų kompleksą. Kai žaidėjai turi kamuolį, jie vadinami puolėjais, kitu atveju gynėjais. Technikos veiksmų apibūdinimas priklauso nuo įvairių veiksnių. Žaidėjų aktyvumo, jų judėjimo būdų, kamuolio valdymo veiksmų ir visokių kitų būdų. Žaidėjų veiksmai puolant, tai jog greitas nuo 18 iki 45 kamuolio perdavimai, lėtas tai nuo 1 iki 7 perdavimų, vidutinio greičio tai yra nuo 8 iki 17. Puolant į rankinio komandą žaidėjai skirstomi į pirmos linijos, krašto ir linijos puolėjai ir antros linijos, tai yra pusiau kraštai ir žaidėjai. Čia yra centras, kur per vidurį stovi žaidėjas. Žaidėjų veiksmai puolant, tai jog puolančios rankinio komandos žaidėjai
skirstomi į pirmosios linijos, krašto ir linijos puolėjai ir antrosios linijos, tai pusiau kraštų puolėjai ir žaidėjai ir į žaidėjus. Čia kaip pavaizduota matote kur. Tai žaidėjai išsidėstę yra prie 6 metrų linijos, skiriamas žaidimas puolant 1 ar 2 linijomis. Pagrindinis taktikos veiksnys puolant sudaryti kiekybinę persvarą. Kiekybinė persvara susidaroma žaidėjams įvairiai keičiantis vietomis arba tam tikrų būdų išsidėsčius aikštėje. Naudojant įvairias užtvaras, bet dar, jog pastatyti užtvarą, tai reikia mokėti taisyklingai ją pastatyti, nes jeigu netaisyklingai pastatai, tai bus kamuolys atiduotas priešininko komandai. O svarbiausia tai, jeigu neužpuoli, jeigu neįmeti įvarčio, svarbiausia, tu turi sugebėti staigiai grįžti iš puolimo į gynybą ir apsiginti. Gindamiesi žaidėjai privalo ne tik apsaugoti savo vartus, bet ir sudaryti palankias sąlygas pradėti puolimą. Įvairiai judėdami gynėjai saugo vienas kitą, keičiasi dengiamaisiais. Gynėjas turi drąsiai varžytis su puolėju ir stengtis perimti kamuolį. Gintis yra labai sunku ir svarbu neturėti tokios baimės gynyboje. Nes jeigu turi baimės gintis, tai iš tavęs gynėjas bus labai blogas. Ir svarbu nebijot blokuoti varžovų metimų. Nes jeigu neblokuosi, tai varžovai gali sumesti tau daug įvarčių tavo komandai. Blokuojant visą laiką mes, pavyzdžiui, vienas kitam visą laiką padedam, kad nebūtų jokių tarpų, kad nepraeitų, nepraslystų kamuolys ir kad būtų lengviau vartininkui atremti kamuolį. Ir visą laiką gynyboje, kaip ginamės, visą laiką yra svarbiausia bendrauti su vartininku, nes jisai mato, kur yra tie tarpai, kad susitvarkyti ir neleisti įmesti priešininką. Tai gindamiesi žaidėjas išsidėstų įvairiai. Ten yra visokių taktikų, čia jau kaip nusprendžia treneris, kaip tu turi gintis. Yra 6-0, 5-1, 3-3. Tai priekyje, jeigu 6-1 gynasi, o 5-1 gynasi, tai gynėjas yra aktyvus ir ištvermingas ir turintis jėgos, sumanus gynėjas. Bet kokiam gynėjui prie linijos nubėgus pirmin, šis žaidėjas užima padėti prie 6 metrų linijos. Dažnai ginantis tenka dengti vieną ar kelis varžovų žaidėjus. Tai pirmosios linijos puolėjai meta kamuolį nuo 6 metrų linijos gynėjams trukdant. Ypač dažnai su gynėjais tenka grumtis linijos puolėjams. Linijos puolėjas padeda įgyvendinti taktinį puolimo planą ir dažnai užbaigia jį metimų į vartus. Jų metimų veiksmingumas siekia 75–85%. Per rungtynes jis pelno 40–45% įvarčių. Pirmosios linijos puolėjai privalo stengtis įsijungti į greitąjį puolimą, nes dažnai puolant dešiniame krašte žaidžia kairiarankis žaidėjas. Nuolat judėdami prie 6 metrų linijos, pirmosios linijos puolėjai verčia varžovo gynėjus atidžiai juos dengti. Toks šių žaidėjų aktyvumas lengvina savo komandos antrosios puolimo linijos žaidėjų veiksnius. Šie puolėjai būna įvairūs, gali būti ir 1,75 m, 1,90 m ūgio, maždaug 75–80 kg svorio. Vienas geriausių pirmos linijos žaidėjų tai yra Ludovičius Fabregas, yra Ispanijos aukščiausios lygos Barcelonos žaidėjas ir taipogi žaidžia Čempionų lygoje ir Prancūzijos rinktinės rankininkas. Čia taip yra žaidėjų judėjimo kryptis pirmosios linijos žaidėjų. Antrosios linijos puolėjai tai
atsitraukusių žaidėjų trejetas. Kairys bei dešinis pusiau kraštas ir vidurio žaidėjas. Šie žaidėjai yra labai geri metikai iš toli, gerai valdė tolimus metimus ir į vartus atremtyje ir pašokus. Įvairiais būdais. Tai bendradarbiaudami su linijos puolėjais moka 3-4 sudėtingus kamuolio perdavimo jiems būdus. Čia jau treniruotė šlifuoja šitus perdavimus, jog būtų sunkiau varžovom pagauti tą perdavimą, kai tu atiduodi linijos žaidėjam ar į kitą pusiau. Šie žaidėjai pelno daugiau kaip 50% visų komandos įvarčių. Tai yra vienas iš geriausių antros linijos žaidėjų, yra Sanderis Sagosinas, yra THF Kylio ir Norvegijos rinktinės Norvegų rankininkas. Anksčiau yra žaidęs Kolstant If, Haslum HK ir Alborg Handbolt ir Paryžiui. Ir dabar žaidžia Kyly ir taip pat Čempionų lygoje. Antrosios linijos žaidėjų judėjimo kryptis. Čia yra rankininkų technikos veiksmai prie rungtynių. Taisyklės galima pasakyti, veiksmingumai, metimai. Rankinio inventorius, tai kamuolys yra pripučiamas, vyrų didesnis ir sunkesnis nei moterų, vaikų kamuoliai dar mažesni ir lengvesni. Puolant, komanda negali prieiti arčiau nei 6 metrų prie varžovų vartų. Tai čia berniukams ir mergaitėms iki 12 metų pirmas dydis, perimetras kažkur 50-52 cm, svoris 290 kažkur gramų eina. Standartinis kamuolio dydis, tai antras čia moterims ir jaunuoliams nuo 12 iki 16 metų, perimetras 54-56 cm, čia irgi matot. Ir tai yra jau vyrų ir jaunuolių nuo 16 metų, tai yra trečias dydis, čia yra didžiausias kamuolys, kurį mes turime. Ir sunkiausias perimetras čia yra 58-60 cm, svoris nuo 425 iki 475 gramų. Tai vartai ir vartininkas rankinėje vartai yra 2 metrų aukščio ir 3 metrų pločio. Vartininkui yra taikomos ypatingos taisyklės. Jie vienintelis iš komandos žaidėjų, kurie gali būti savo vartų aikštelės plote. Šiame plote liesti kamuolį bet kurią kūno dalimi, bet apribojimų judėti su kamuoliu savo vartų aikštelės plote, išeiti iš vartų aikštelės plote, bei be kamuolio išėjęs iš vartų ploto, vartininkui taikomos taisyklės kaip eiliniam žaidėjui. Vartininkas negali grįžti į savo vartų aikštelę plotą su kamuoliu ir būdamas savo vartų aikštelėse plote negali liesti kamuoliu, kai jis yra už šios teritorijos ribų. Tai yra vienas geriausių vartininkų, yra Andrėsas Wolfas, yra Vokietijos rinktinės žaidėjas, tai žaidžia dabar Lenkijos aukščiausių lygoje Lomža Vive Kielce, tai yra Lenkijos čempionai aukščiausios lygos ir taipogi žaidžia Čempionų lygoje ir Vokietijos nacionalinės komandos rankininkas. Čia yra taip vartai atrodo. Ir yra dar ir pliažo rankinis, irgi viskas vyksta panašiai, tik tai, kad ant smėlio. Tai norėjau papasakot, manau, įdomiai papasakau ir šiandien tik tiek.